Esu Artūras Kilikevičius ir vadovauju Mechanikos mokslo institutui, kuris yra vienas iš Mechanikos fakulteto padalinių ir atstovaujam Mechanikos inžinerijos mokslo kryptį. Tai čia yra dinaminių savybių tyrimo stendas. Šitas stendas leidžia pilnai ištyrinėti tiek mechaninės medžiagų savybės, tiek mechaninės konstrukcijų savybės. Tikslas šitų tyrimų tai yra sukurti, pagerinti ir optimizuoti tikslios mechanikos įrenginius. Mechanikos inžinerijos programoje dažniausiai atliekami tyrimai yra matavimų laboratorijai. Matavimų laboratorija yra koordinatinė matavimų sistema, kurios pagalba mes gauname tikslų detalės vaizdą tiesiog paliečiant detalės paviršių. Visoje matavimų laboratorijoje atliekami tyrimai, kad būtų įsitikinta, kad detalė yra pagaminta tiksliai atitinkanti Lietuvos ir Europos standartus. Mes matuojame įvairius dalykus. Tai yra nuo paviršių šiurkštumų, taip pat galime matuoti ir apvalumus bei visus cilindrinės detalės. Lygiai taip pat mes galime įvertinti, ar detalės profiliai yra teisingi, ar yra gaunami kažkokie nuokrypiai. Taip pat kaip ir detalės aukštį bei sriegius, kad nereikėtų jau skaičiuoti rankomis, o užtektų tiesiog pasižiūrėti per mikroskopą. Teidas Bajarūnas, studijuoju mechanikos inžineriją. Baigęs magistratūrinį, tikiuosi toliau vystyti ir tobulinti savo projektuotojo, konstruktoriaus ir mechaninio inžinierio žinias, pritaikydamas patikimumo teorijas, aplinkosauginės žinias ir toliau tobulėti kaip asmenybė.